Per kairiojo meniu skiltį atidarome puslapį prekės sandėlyje, kuriame rodomas bendras pastolių komponentų kiekis, išnuomotas kiekis, likęs sandėlyje kiekis, rezervuotas kiekis. Matome, kad šiuo metu nėra rezervuotų ir išnuomotų pastolių komponentų. Paspaudus mėlyną mygtuką bet kurioje pastolių komponentų sąrašo eilutėje, pateksime į pasirinkto komponento puslapį, kuriame yra visi turimi duomenys apie šį komponentą. Jei šis komponentas buvo rezervuotas arba išnuomotas kuriam nors kliento objektui, taip pat matysime duomenys apie jį, kuris programos naudotojas ir kada atliko atitinkamą operaciją, kuriam kliento objektui ir kiek šio komponento buvo rezervuota arba išnuomota. Pastolių komponentų rezervavimas kliento objektui atliekamas kliento objekto puslapyje. Paspaudus mygtuką formuoti naują sutarties priedą. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis, kuriame galime pasirinkti, kokį nuomos skaičiavimo metodą naudosime formuodami sutarties priedą. Nuomos kainai apskaičiuoti galime pasirinkti vieną iš 4 būdų – kvadratiniais metrais, komplektui, kubatūra ir procentais nuo komponentų vertės. Visais atvejais programa apskaičiavusi nuomos kainą apskaičiuoja ir komponentų vertės procentą, kad šį santykį panaudotų įvairiems duomenims reikalingiams tolesnėse programos dalyse apskaičiuoti. Pavyzdžiui, dalinio grąžinimo atveju, kai pradinės nuomos kainos skaičiavimo būdas buvo kvadratiniai metrai, likusių klientų objekte esančių pastolių komponentų nuomos kaina toliau bus skaičiuojama naudojant komponentų vertės procentą. Paspaudę atitinkamą mygtuką pasirenkame metodą komplektui. Toliau pastovių rezervaciją galime tęsti pasirinkdami mygtuką priedas prie sutarties arba, jei turime tinkamai suformuoti Excel failą su šiam objektui reikalingų komponentų sąrašu ir kiekiais, kurį galima sugeneruoti, pavyzdžiui, iš pastolių projektavimo sistemos, galime pasirinkti importuoti priedą kiekius iš Excel failo. Taip pat šiame, kaip ir ankstesniuose bei kitose puslapiuose, yra navigacijos mygtukai, leidžiantis grįžti į ankstesnius puslapius arba pereiti į puslapį, kuriame pasirenkamas nuomos kainos skaičiavimo metodas. Spaudžiame mygtuką priedas prie sutarties ir atidarome puslapį, kuriame galime rezervuoti pastolių komponentus pasirinktam kliento objektui ir sukurti Excel formato dokumentą. Privalomi laukeliai, kuriuose duomenys turi rašyti programa arba įvesti ar pataisyti vartotojas, pažymėti raudona žvaigždute. Pastabos laukelis užpildomas arba paliekamas tuščias. Laukeliai, kuriuose duomenys įrašomi iš karto ar po skaičiavimo operacijos ir kurių vartotojas negali keisti, yra pilkame fone. Laukelėje priedo numeris. Programa įrašo sutarties priedo numerį, kuris eina po jau esame šio kliento objekto priedo numerio. Jeigu prieš tai jokių priedų nebuvo suformuota šiam kliento objektui, tai numeris bus 1. Datos lauke šiandienos data. Jei reikia, šios duomenys pakeičiame. Pakeisiu datą į praėjusį mėnesį, kad vėliau matytume, kaip programa generuoja šio objekto sąskaitų faktūrų eilutes iki praėjusio mėnesio pabaigos. Jei dabar paspausime mygtuką formuoti dokumentą, programa parodys pranešimą, kad privalomas laukas neužpildytas. Jei kainos lauke įvesime vietoj skaičių raides, tai programa taip pat parodys atitinkamą pranešimą.
Iš šio puslapio spustelime pelės kairįjį klavišą ant komponento pavadinimo galime atskirame to paties lango skirtuke atidaryti puslapį su visa turima informacija apie šį komponentą. Pavyzdžiui, jei rezervacijai buvo reikalingi atitinkamo komponento kiekiai, remdamiesi šio puslapio informaciją, galėtume įvertinti, ar yra galimybė gauti reikiamą kiekį atšaukus rezervaciją kitame objekte. Grįžtame į gretimą skirtuką su sutarties priedo formavimo puslapiu. Pridedame kiekius. Įvedant kiekius galime naudoti filtrą pagal komponento pavadinimą. Pavyzdžiui, pradame vesti pavadinimą atitinkamame langelyje. Ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinime yra įvestas tekstas. Tokiu būdu po filtravimo įvedame reikiamą atitinkamą komponentų kiekį ir tada pašaliname tekstą iš filtro laukelio, kad matytume ir kitus komponentus. Baigę įvesti kiekius galime peržiūrėti tik tų komponentų sąrašą, kurių kiekiai nėra nuliniai, paspausdami mygtuką Peržiūra. Jei pastebime, kad vis dar reikia įtraukti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką Visi ir pasirinkę tą komponentą įvedame jo kiekį. Galime pasirinkti kiekį nedidesnį nei laisvas kiekis. Bendras atitinkamų komponentų kiekis atėmus rezervuotus ir išnuomotus kiekius. Jei daugiau komponentų rezervuoti nereikia, paspaudžiame mygtuką Skaičiuoti. Reikia užpildyti. OK, tada vėl skaičiuojame. Jei paspaustume mygtuką Formuoti dokumentą neatlikę skaičiavimo, tai programa vėl parodytų atitinkamą pranešimą. Ta patį pranešimą gautume, jeigu įvestumėm papildomus kiekius ir neatlikę skaičiavimo nuspausime mygtuką Formuoti dokumentą, nes neatitiktų, vadinasi, apskaičiuoti duomenis. Šis patikrinimas skirtas tam, kad programos vartotojas objektui rezervuotų reikiamus kiekius, tik įsitikinęs, kad apskaičiuoti duomenys yra teisingi. Matome, kad parodžius klaidos pranešimą, laukuose įvesti duomenys neištrinami ir programos vartotojui nereikia iš naujo įvesti visų anksčiau įvestų duomenų padarius klaidą vienoje vietoje. Kai užpildyti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką Formuoti dokumentą, sukuriamas Excel formato failas, kuriame pateikiami nuomotojo, kliento, objekto ir komponentų duomenys. Taip pat kita šiame dokumente reikalaujama informacija. Dokumentų kalbą ir šiame faile esančius duomenys bei formatą galima keisti pagal įmonės, kuri naudosis programa reikalavimus. Atidarius puslapį Prekės sandėlyje, matome, kad atitinkamų komponentų eilutėse stulpelėje rezervuota atsirado rezervuoti kiekiai, o atidarius atitinkamų komponento puslapį matome, kuris programos naudotojas ir kuriam klientui bei šio kliento objektui atliko rezervaciją. Matome, kad laisvas komponentų kiekis, kuris prieinamas kitai rezervacijai, apskaičiuojamas įvertinus ką tik atliktą rezervaciją.